Smalininkų bendruomenės centras įsikūrė 2003 metais, labai gražiu metu, tai buvo pavasaris, gegužės mėnuo. Ir iš tikrųjų tai tiesiog ta iniciatyva parėjo taip pat iš smalininkiečių, kelių žmonių ir pradėjom mąstyti, kad mes esam savo krašto patriotai, čia gyvenam ir čia turim susikurti tokią aplinką, kad būtų gera toje aplinkoje gyventi. Smalininkai yra labai gražus miestelis, jis gražės. Ką reikia, aišku, dirbam visi, kiek pajėgiam pagal savo išgalės, o šiaip tai tikrai labai smagu. Ir čia buvo pats mažiausias Lietuvos miestas mūsų, jis turėjo miesto teisės ir mes norime atkurti taip, kad jis būtų tikrai gražus kampelis ir kad visi važiuodami norėtų sustoti ir norėtų apžiūrėti. Kai parašėme įstatus savo bendruomenės centro, tai ten gavosi praktiškai apima visiškai visas sritis žmogaus būties, kuriuose mes norėjome dirbti. 9 metai eina, kaip mes jau esam bendruomenė. Tai aišku, daug kas keitėsi, tačiau pats principas išliko, kad žmonės neatlygintinai būria kolektyvus, šoka, dainuoja, rašo projektus, kuria skulptūras, prižiūri, dalyvauja talkose. Aš tiesiog nežinau, ko nedaro. Smalinkų senovės technikos muziejus yra įkurtas 2004 metais. Šiuo metu turi eksponatų apie 22 000. Tai yra senovinė technika, prietaisai, buities technika, sukomplektuota įranga 19 matų. Mes taip pat rodome ir mūsų Lietuvos, o taip pat ir Smalininkų krašto istorinę praeitį. Yra sukaupta daugoka knygų, dokumentų, enciklopedijų. Šiuo metu mes čia matome truputėlis ekspozicijos apie Smalininkus. Tai yra pradedant 20 amžių pradžią ir iki šių dienų. Smalininkai labai garsėja savo istorinę praeitimi, nes čia tuo laiku buvo Vokietija pagal 1422 metų Melno taikos sutartį. Labiausiai lankytina vieta tai yra Smalininkų vandens matavimo stotis. Noriu pasidžiaugti, kad šiais metais vandens matavimo stotis švenčia savo 200 metų jubiliejų. Jis yra pastatyta 1811 metais spalio 1. Ir kas yra labai svarbu, tai kad visi duomenys, visi matavimo duomenys yra išlikę. Nuo pradžios per 200 metų, ką matavo, tą ir turimas. Ir kaip matot, vandens matavimo stotis yra rekonstruota, pagražinta. Šitas objektas yra tikrai išskirtinis, mėgiamas, lankomas ir istoriškai labai svarbus. Vanduo yra matuojamas 3 kartus per dieną. Aišku, dabar va šitam bokštelėje stovi kompiuteriai ir jie matuoja. Smalininkuose gera yra todėl, kad čia yra labai turtingas miestelis istorinė praeitimi. Čia eksponatai, konkrečiai technikų eksponatai migruoja iš vakarų į rytus, o Smalininkai yra vienas iš tų pakraščio pasienio punktų, kur čia praeina. Vadinasi, mums muziejų plėtoti, rodyti ir kažkaip tai naudotis ir tiem ir savo yra labai patogu. Šitam miestelėje, šitoje vietovėje, man kaip sportininkai labai gera gyventi ir esu suinteresuotas, kad sportininkai čia turėtų ką veikti.